Sveiki, Tomas MDS Terasos, esam Vilniaus MDS Terasų centro ekspozicijoje. Apie ką norim pakalbėti, tai apie tai, kad šiemet atsirado pas mus daugiau egzotinės medienos rūšių ir truputį apie jas. Tai mes nuo šiol ne tik impregnuotos medienos ir termoterasų specialistai, bet ir plėsim savo egzotinės medienos asortimentą. Ką mes čia turim, tai turim pavaizdavę ir įsirengę 4 pagrindinės rūšis, kuriuom praplėtėm asortimentą ir paaiškinsim, kodėl jas mėgstam. Tai čia Kumaro, čia mūsų jau senai mėgiama Fava Margosa, čia toks tikrai išskirtinis daiktas Tiger Woodas ir Jatoba mediena. Taigi apie Kumaro. Toks beveik savaime atsakymas, tai Kumarų yra, dar kiti vadina, pigesnė ipė. O kaip žinom, ipė yra egzotinės medienos karalienė. Kiti dar vadina braziliškų tikmedžių. Tai abu šie palyginimai suponuoja į aukščiausią klasę. Tai yra aukščiausia kietumo klasė Kumarų. Švelniai rudas atspalvis, labai graži struktūra. Jį pilkės, jei bus nealyvuota. Ir kaip kiekvienai medienai reikėtų pridėti pigmento, pavyzdžiui, Voka Tik spalvos, kad išryškėtų ta egzotinė struktūra ir ji išliktų. Fava Margosa, gelsvai rudas atspalvis, išskirtinis raštas lyg susuktos medienos, už tai mėgstamas architektų ir išskirtiniuose dizainuose. Šiek tiek minkštesnė, 3 klasė pagal kietumą, gal dėl to ir stabiliausia. Kaip sakiau, mėgstama išskirtiniuose projektuose dėl savo išvaizdos ir rašto. Tiger Woodas. Daug nėra ką pasakoti apie išraiškingumą. Aiškiai matom, kad primena tigro kailį. Gali būti vientisai raudona, kaip čia. Gali turėti tų juodų dėmelių, kaip tigro kailis. Ir gausis tikrai tokia išskirtinė įvairaus rašto terasa. Kietumas irgi 2 pagal skalę, vėlgi labai kieta ir tuo pačiu stabili lenta. Dabar esam prie Jatobos, o Jatoba tai turi tokių platesnių medžių rievių rašto vaizdą. Ji gali turėti nuo šviesiai rausvos spalvos, kaip čia, iki tokios tamsiai raudonos. Dėl to dar būna vadinama braziliška vyšnė. Jos kietumas yra 2 pagal klasę, tai taip pat labai kieta, bet stabili.